reporteris iš įvykio vietos. Prieš 2 savaitės apvažiavau pasižiūrėti, kurios jaunuolynus galima ugdyti. Čia vienas po kairę, kitas po dešinę turėtų augti. Ir nustebau pamatęs, kaip, čia nežinau kaip pavadinti, gudriai ar vagiama mediena iš miško, kirtavietės, kur buvo palikti beržai, biovairoviai. Ir net nežinau, kaip taip reiks sugalvoti, įlipti iki pusės medžio, jį nupjaut ir nesiskaityti, kai jis nupjovė medį, nes jis paliko kamieną. Pusę medžio paliko, pusę nupjovė. Tai nežinau, kaip čia tą traktuoju. Ar pasitaiko Lietuvoje dažnai tokiu atveju, nes man tai čia toks pirmas įvykis, kad biovairovės medžius va taip va sutvarkytų. Tai nusikaltimas gamtai, bet nežinau, kaip čia, pavyzdžiui, traktuoti, nesiskaito, kai jisai pavogė medį. Jis pavogė medieną, bet ne medį, nes kamienas tai dar liko. Čia greičiausiai, kad Eimučiuose rastume žmonės, kur netolimoje gyvenvietėje, kas čia įvykdė šitą nesąmonę. Ar reikia tą išsiaiškinti ar ne? Atsakykit jūs.